tu jau ar bandai šitą pigų skanerį iš Temu, tai pabandai. Nu, komte vyruks, tai kišimės įrasim skylę. Viskas, matom, pasijungiam programėlę, atsisiuntėm viską ir žiūrim, kas čia gero yra. Tai tikrai kaip pigiam skaneriui tikrai nemažai informacijos ir gal pabandom praskanuoti. Va, jeigu žiūrint iš meniu, tai yra live datas, dashboardas, toliau dar čia keli. Tada einam į diagnostiką ir viskas. Ką randam full skaną ir žiūrim, ką jis mums gero iš karto. Matom, išmeta klaidas, pasižiūrėsim, kokios yra. Aš aišku žinau, kas per klaidą būtent šitoj mašinoj. Kas nenori leisti daug pinigų, tai toks pigus skaneris tikrai nėra blogas. Matom, viskas ko puikiausiai veikia. Na ir viskas, klaidos čia, viskas praskanuota, išmesta ir galim užeiti tada pasižiūrėti. Na ir va, mums klaidas rodo. Šitą aš jau žinau klaidą, nes jau esu prieš tai ją matę. Ir kitą klaidą susėjus kartu, tai taisysim, kaip sako. Vėlgi žiūrėkit, kiek yra galimybių pagal pigų skanerį, tai tikrai daugybė. Kas norit, nuoroda yra į Temu ir galit nusipirkti daug mažiau negu 10 pinigų kainuoja. Mašinų sakyčiau, va taip.